Sveiki visi! Toliau aptarsime mažo atstumo belaidžius tinklus, kokios yra jų panaudojimo sritis ir su kokiamis saugumo spragomis susiduria kiekvienas iš jų. Kaip visuomet, aptarkime keletą sąvokų, kurių prireiks šioje potėmėje. Gretima lauko komunikacija, sutrumpintai NFC, tai belaidis tinklas, kuris leidžia komunikuoti dviems elektroniniams prietaisams, kurie nutolę nedaugiau kaip per 4 cm atstumą. Bluetooth tai mažo atstumo belaidžio ryšio technologija skirta keistis duomenimis tarp stacionarių arba mobiliųjų įrenginių, kurie yra greta vienas kito. Mažų energijos sąnaudų Bluetooth tai mažiau energijos sunaudojanti Bluetooth versija, kuri geba keistis duomenimis per tą patį ryšio atstumą. Galiausiai, radio bangų identifikacija, sutrumpintai RFID, tai belaidžio ryšio technologija, leidžianti radio bangų pagalba perskaityti RFID žymose užkoduotus skaitmeninius duomenis. Plačiau aptarkime, kam yra naudojama NFC technologija. Pats populiariausias jos panaudojimo būdas yra bekontaktis atsiskaitimas. Jis gali būti naudojamas kredito kortelėse, elektroniniuose bilietuose ir išmaniuosiuose įrenginiuose, tokiuose kaip telefonai ar laikrodžiai. Taip pat NFC gali būti naudojamas supaprastinti kitų tinklų, tokių kaip Bluetooth veikimui. Ji vienu mygtuko paspaudimu gali leisti suporuoti keletą įrenginių. Taip pat ši technologija turi panaudojimą ir socialiniuose tinkluose. Kai nuskenavus NFC žymą, galima pasidalinti nuotraukomis, vaizdo įrašais ar failais. Su NFC suderinami įrenginiai gali veikti kaip elektroninis tapatybės dokumentas, kuris randamas pasuose ar ID kortelėse. Taip pat, prietaisai, kurie palaiko NFC technologiją, gali būti suporuojami su NFC žymomis, kurias galima užprogramuoti atlikti begalę įvairių funkcijų ir tol, kol ši žyma bus prie pat prietaiso su įjungtu NFC režimu, šis prietaisas atliks žymoje užprogramuotą veiksmą. Pavyzdžiui, automatiškai įjungs lėktuvo režimą jūsų telefone. Nors NFC ir veikia labai mažu atstumu, jame vis tiek yra saugumo spragų. Visų pirma, NFC komunikacijos gali būti klausomasi. Pagrindinė kliūtis užpuolikui yra ta, kad reikia būti greta komunikuojančių įrenginių. Taip pat NFC komunikacija gali būti sutrikdoma atliekant DDoS ataką. Tai gali būti atliekama pasitelkiant ryšio trukdymo prietaisus, kurie skleistų su NFC interferuojančias radio bangas ir taip sunaikintų duomenis, kurie buvo siunčiami. NFC taip pat nėra apsaugotas nuo phishingo atakų. Pavyzdžiui, užpuolikas gali sukurti NFC žymą su kenkėjiška nuoroda, tuomet tą žymą įdėtų į parkomatą, kuris naudoja NFC technologiją. Auka, nuskenavusi NFC žymą, būtų paprašyta įdiegti kenkėjišką programėlę, kuri paprašytų suvesti asmeninius duomenis, kurie nukeliautų tiesiai pas užpuoliką. Taip pat prieš NFC technologiją gali būti panaudota duomenų modifikavimo ataka. Tai ypač aktualu apsikeičiant elektroninėmis vizitinėmis kortelėmis, kadangi tokio tipo duomenys paprastai nėra šifruojami. Toliau aptarkime Bluetooth ir BLE technologijas bei kur jas galima pritaikyti. Visų pirma, naudojant sumanius žetonus, galima sekti daiktų, prie kurių jie yra pridėti, buvimo vietą. Taip pat, Bluetooth pagalba galima krauti savo įrenginius belaidžiu būdu, jei tik jūsų įrenginys palaiko šią funkciją. Bluetooth gali būti naudojamas ir tokiai paprastai funkcijai kaip durų atrakinimas. Tai reikia Bluetooth signalą galinčio išsiųsti pultelio ir tą signalą galinčio gauti įrenginio, kuris būtų sujungtas su durų atidarymo sistema. Daugelis belaidžių elektroninių įrenginių yra suporuojami su išmaniaisiais telefonais naudojant Bluetooth technologiją. Mažo energijos naudojimo Bluetooth yra labai paplitusi tarp belaidžių sensorių, kurie neprivalo nuolatos siųsti signalą, jiems tai užtenka atlikti periodiškai. Kitas itin įdomus panaudojimo būdas atsirado pandemijos metu, kuomet buvo sugalvota pasitelkti BLE technologiją, sekti kontaktams ir fiksuoti įvykusius sąlyčius tarp sergančių ir sveikų žmonių. Taip pat automatizuotos namų sistemos turi galybę sensorių, kurie visi tarpusavėje sąveikauja ir veikia Bluetooth pagalba. Galiausiai, Bluetooth atrado savo nišą net ir ūkininkystėje. BLE technologija paremti sensoriai kartu su robotizuota įranga naudojami padidinti derlių. Kaip ir NFC, Bluetooth taip pat nėra pilnai apsaugotas nuo pasiklausimo atakų. Užpuolikai geba prisijungti prie jūsų belaidžių ausinių ir pasiklausyti jūsų pokalbių, todėl labai svarbu, kad atjungtumėte savo įrenginius nuo Bluetooth, kai jų nenaudojate. Bluetooth įrenginys taip pat gali patirti DDoS ataką. Užpuolikas gali neleisti jums gauti žinučių ir skambučių, todėl labai svarbu, kad išjungtumėte Bluetooth savo išmaniajame įrenginyje, jei jo nenaudojate. Bluesnarfingo ataka yra įmanoma tik tuomet, jei jūs suporuojate savo įrenginį su užpuoliku. Ji gali vykti, kuomet užpuolikas apgauna jūs pavadindamas savo įrenginį labai panašiu pavadinimu, pavyzdžiui, į jūsų ofiso spausdintuvą. Tuomet jūs bandydami prie jo prisijungti, pasirenkate ne tą pavadinimą ir esate suporuojamas su užpuoliko įrenginiu. Gavęs prieigą, jis gali peržiūrėti visus jūsų duomenis. Visos iki šiol aptartos atakos yra neįmanomas, jei jūsų įrenginyje yra išjungtas Bluetooth ryšys.
Tačiau tam tikri virusai ir kirminai, kuriais galite užsikrėsti naršydami internetu, geba įjungti Bluetooth jūsų telefone ir tuo pat metu išjungti visas įdiegtas apsaugas nuo užpuolikų. Tai paversdami jūsų įrenginį itin lengvu taikiniu. Nuo to galite apsisaugoti, diegdami tik patikimas programėles. RFID technologija yra itin plačiai naudojama logistikos įmonėse, kadangi jos pagalba galima patogiai sekti pirkinių siuntas, kurios atvyksta ir išvyksta iš sandėlio. Taip pat RFID technologija yra naudojama ir gyvūnų sekimui. RFID žymos yra privalomos visiems galvijams, avims ir ožkoms, kurios parduodamos Australijoje. RFID žymos taip pat naudojamos ir asmens dokumentuose. Nuo 2006 metų jos buvo dedamos į kiekvieną JAV piliečio pasą. Jose buvo saugoma ta pati informacija, kuri buvo atspausdinta pase kartu su skaitmenine savininko nuotrauka. Daugelis valstybių naudoja RFID žymas kaip būdą atsiskaityti už viešąjį transportą bei vietose, kur yra renkami kelių mokesčiai. Ši belaidžių tinklų technologija atrado savo pritaikymą ir sporto srityje. Ji yra naudojama nustatyti bėgimo pradžios ir pabaigos laikus tose lenktynėse, kur yra itin daug žmonių, kaip pavyzdžiui maratonai. Ir nėra įmanoma rankiniu būdu užfiksuoti kiekvieno žmogaus laikų. RFID naudojamas teikti prieigai. RFID žymos gali būti įdedamos į identifikavimo korteles arba į transporto priemonės. Šios žymos gali būti perskaitomos per atstumą ir taip tiek žmonės, tiek mašinos gali patekti į kontroliuojamas zonas nesustodami. Užpuolikas, žinodamas specifinius protokolus, kuriais naudodamiesi bendrauja RFID žyma ir ją nuskaitantis prietaisas, gali pasiklausyti komunikacijos tarp jų ir taip gauti jam svarbios informacijos. RFID, taip pat kaip ir NFC bei Bluetooth belaidžiai ryšiai, yra pažeidžiama DDoS atakų. RFID signalai gali būti prarandami, kuomet užpuolikas trukdo ryšį naudodamas garso interferenciją, blokuodamas radijo signalus arba tiesiog sugadindamas RFID žymas. RFID technologija taip pat neapsaugota ir nuo asmens įsterpimo atakų. Jos metu programišius nukreipia originalų signalą ir tada išsiunčia netikrus duomenis apsimesdamas tikrų RFID sistemos elementu. Galiausiai, RFID žymos gali patirti atsainaus nuskaitimo atakas. Vos tik pasirodžius e-pasui, užpuolikai galėjo nuskaityti žmonių, kurie turi šios pasus RFID žymas su jų asmeninė informacija. Tam, kad nuo to apsisaugotų vėlesniuose modeliuose, buvo tarp paso viršelio ir pirmo puslapio dedama metalinė plokštelė, kad jo užversto niekas negalėtų nuskaityti. Taigi, aptarėme tokius mažo atstumo belaidžius tinklus kaip NFC, Bluetooth, BLE ir RFID bei jų saugumo spragas. Tam, kad įsitikintumėte, ar viskas tikrai yra iki galo aišku, atlikite Moodle platformoje esantį klausimyną apie mažo atstumo belaidžius tinklus. Iki greito!